Enermax, Spinerex Full Tower kompiuterio korpusas. Pradėkime nuo įprastinių dalykų. Taigi, korpusas naudoja tinklelių paremtą dizainą. Priekyje turime porą 120 LED ventiliatorių. Taip pat vieną didžiulį šonę. Visi ventiliatoriai orą pučia į korpuso vidų. Maloni smulkmena, visi jie turi dulkių filtrus. Papildomai galime reguliuoti apšvietimo efektus. Taip pat apsisukimų greitį. Viršuje dar galime įsidėti porą 120 mm ventiliatorių. Taip pat įdomiai galimybę uždaryti korpusą, jei jų nenaudojame. Pora priekinio ventiliatorių turi taip pat reguliuojamos šviesos efektus. Taip pat galima įdomiai išsiardančią panelę, kuri taip pat leidžia greitai per priekį išimti kietuosius diskus. Viršuje standartiškai turime įjungimo, reset mygtukus, taip pat 3 USB jungtis, audio išvadus ir vieną USB 3. Dauguma korpuso detalių gali būti nuimta be įrankių, kaip šoninės panelės. Iš karto galite pastebėti vieną problemėlę, kad šoninė panelė yra prijungta tiesiai prie maitinimo bloko, tai yra neturi jokio automatinio gudraus atjungimo. Kaip minėta, maloni smulkmena, kad visi ventiliatoriai turi papildomus dulkių filtrus. Full Tower korpusas, taigi viduje rasime ypatingai daug vietos. Taip pat kietieji diskai montuojasi šonu, taigi jų šiame korpuse telpa netgi visi 8. Taip pat turime apie 5 papildomas vietas optiniams ar panašiem 3,5 colio įrenginiams. Minėti porą 120 arba 140 fan viršuje, taip pat vienas gale, 4 išėjimai vandens aušinimui, apačioj montuojamas maitinimo blokas, taip pat su papildomu dulkių filtru.